Labą dieną, esu Rasta, studijuoju pagal viešojo maitinimo technologijų programą. Čia yra mano draugai. Kiekvienais metais kolegijai yra rengiama virėjo diena pasaulinė. Ir šiandien mes norėtume pateikti visame pasaulyje populiarius sumuštinius vieno kąsnio. Todėl prašysiu kiekvieno atstovo, kiekvienos mergaitės pateikti bent vieną. Kaip yra daromas, kokie ingredientai yra naudojami. Pradėsime nuo šios studentės, tai pateiks pakankamai įdomių pjaustymų ir ne tik. Todėl prašysiu Kristinos papasakoti, kaip tai buvo daroma. Aš gaminsiu vieno kąsnio sumuštinį, kuriam prireiks duonos, sviesto, salotos, kumpio ir marinuoto agurkėlių. Ir prašysiu pateikti, kaip tai atrodys, galutinis rezultatas. O šalia taipogi bus daroma ir matau, už pomidoro bus pjaustoma rožytė, kuri tik dabar pradedama daryti, taipogi šalia yra pateikiami ridikėliai išpjaustyti. Dar aš manau, viena studentė turėtų pateikti originalesnių taipogi sumuštinių ir prašysiu papasakoti, kaip tai buvo daroma. Mano sumuštiniam reikia svogūno, majonezo, sūrio ir kiaušinių. Į majonezą įplakame kiaušinį, sūrio įdedame ir svogūną. Viską uždedame ant batono ir iškepame. Ir po to papuošimui naudojame dešras, alyvuogę ir ridikėlį. Ir matau pakankamai originalūs dalykai. Čia yra naudojama duonytė, taip? Kašiukai. Kašiukai naudojami. Ir į jos vidų įdedama, kas įpjaustytas agurkas? Mėsytė, dešrytė ir viskas tai yra sumaišoma. Toliau sekantis mergaitės matau irgi pakankamai. Matau, mergina labai įdomiai puošia sumuštinių. Kiekvieną kąsnį, kad prašysiu papasakoti, kaip tai daro. Iš tiesų esame mes merginos kolektyvas pirmakursės, tikrai net neįsivaizdavome, kaip reikėtų viską pradėti daryti. Iš tiesų, kiek esu ruošusi, gaminusi namie, tai kažką tokio panašaus iš mamos ką esu išmokusi. Tiesiog laki fantazija, taip, kažkas tai tokio, nežinau iš tikrųjų. Ir sakykit, ką naudojat, tarkim, kad ir šitos mašinės, kurios darote, ką Čia yra paprasta dešra rūkyta, šalto rūkymo, supjaustyta kubelė, sutarkuotas fermentinis sūris, sūrio tarka, sumaišyta su majonezu. Ir tiesiog padaryta vientisa tokia masė ir uždedama ant sumuštinio. Manyčiau, turėtų būti visai neblogas hobis. Tikėsimės, kad tai bus. Tai va, taip įsivaizduoju. Ir čia išpjaustyta, matau, iš poro. Tai yra poras, tai bus serviruojamas stalas puošiamas juo, galbūt sumuštinį kažkiek tai padekoruosim tiesiog pačias lėkštes. Matysime, čia yra ridikėliai pjaustyti gėlytė tokia irgi. Toliau iš morkytės gėlytė lygiai taip pat, poliukais patražomi bus puošiama, daromi lapeliai. Tiesiog žiūrėsim, dar iš tikrųjų viskas nuo fantazijos priklauso. Tai va. Labai ačiū. Prašysiu tavęs parodyti labai originalų, sakyčiau, čia sumuštinis papuošimas, net nežinau, kaip įvardinti. Pakankamai originalus. Darau papuošimą, pelytę tokią. Agurkiuką kampučius nupjoviau, išpjausčiau. Duonos taip pat galiukus išpjausčiau. Pasmėgiau viską ant pagaliuko. O ridikėlio įpjausčiau per pusę, viską sumoviau. Papuošimas. Papuošimas bus prie sumuštinio. Taip. Toliau aš manau norėčiau parodyti, kaip daro pirmakursiai, antrakursiai, kurie pakankamai originalius. Ko nematėme šičia, galėsime pamatyti originalius papuošimus, kaip yra naudojama baltasis lydikas, juodasis lydikas ir iš bulvės taip pat labai originaliai išpjaustytas meškutis. Įėjome į kitą patalpą, kurioje taipogi bus pateikta labai originalių, bet sakyčiau, čia originalesnių papuošimų. Vienas iš tokių yra pakankamai originaliai supjaustytas, kiek prisimenu, baltasis lydikas, taip? Kas čia galėtų man padėti papasakoti daugiau apie tai? Matau išpjaustytos gėlytės, gal galima čia išardyti jas ir parodyti, kaip tai daroma.
Sunkiai. Nu, jeigu mažiau čia yra naudojama kas papuošiant. Naudojama spangolė. Aha. Ne, galima tiesiog pasakyti, kas čia yra naudojama. Ir juoda lapelė. Juodas sardikas yra supjaustomas griežinėlis ir padaroma tokia... Kuo smulkiau. Kuo smulkiau ir padaroma tokia gėlydė. Taipogi matom ir paprikai, moliukai įdėta paprika ir taip tas pats papuošimas yra naudojamas. Čia papuošimas prie patiekalų. Padarė antrakursės, kurios pirmą kartą matau tokį dalyką. Iš bulvės padaryta. Sakyčiau, turėjome mergaitės labai ilgai vargti, taip, ko padarė. Dar taipogi naudojamas, kaip ir pas daugelį merginų matymą naudojama yra kėlis, išpjaustomas ir morkytės. Pas daugelį taipogi matytos yra originaliai padaryta, ko nemačiau taipogi kitose grupelėse. Gal galėtume papasakoti, kas čia yra daroma ir kaip naudojama? Čia vėrinukai tokie daromi, apačioje naudojam smegdų platformą kažkokią. Su muštinukom, kumpis su sūriu ir apelsinas. O pakankamai originaliai, ko nematėme, su vaisiais naudojama. Vaisiais toksai tradicinis ir kaip sakot, skanus. Taip, turi būti skanus. Labai neįprastai. Išmėginta dar geriau. Neįprastas derinys, paprasčiausiai vaisius yra. Pagrindas būtų špagijos duonos. Dabar naudojame kumpį, lašišą. Darėm pikantišką salotas iš kiaušinio, sūrio bei česnako. Tai būtų šitas variantas, taip? Alyvuoges naudojame, pomidoriukus, agurkiukus. Sumuštinis, tik teislė, kad sakoma, sumažintas pieno kainas. Labai skanus. Rimtai nemačiau nei kartą, kad matai. Dėti, aš visą dedu, va šitą aš jau darau. Darau per vidurį. Pala, dar. Tai aš įsakau, kad būtų truputį gal daryti nepavyks.